Ar kada nors bandėte įsivaizduoti rojų? Bet ne kaip jausmą ar, kažkokią idėją, o kaip tikrą, veikiančią vietą, su gatvėmis, kvapais, garsais. Dažniausiai mūsų vaizduotė kažkur sustoja, prie baltų debesų ar tiesiog ramybės savokas. Bet šiandien mes turime kai ką, ypatingo. Tai ne bendri pamąstymai, o labai detalus, beveik inžinerinis brėžinys – dangiškojo miesto. Jo vardas – Indrapuris. Mūsų šaltinis – tai ištraukos iš teksto Dangiškasis Indrapurio spindesys. Ir mūsų misija šiandien ne tik pasigrožėti šią viziją, bet ją iškoduoti. Išnarstyti po detalę ir suprasti, kokį tobulumo idealą ji mums atskleidžia. Būtent, iškoduoti yra puikus žodis, nes šios ištraukos yra nepaprastai turtingos. Tai, žinote, nėra tiesiog poetinis peizažas, tai vertybių sistemos žemėlapis. Kiekviena detalė, nuo gėlių rūšies iki statybinių medžiagų, viskas turi prasmę. Todėl šiandien mes išskaidysime šį paveikslą į jo esminius sluoksnius. Pažvelgsime į tobulą gamtą. Tada į dievišką architektūrą, pasinersime į miesto atmosferą, kuri, atakuoja visus pojūčius. Ir galiausiai paliesime patį branduolį, moralinį kodą. Ta kodą, kuris sprendžia, kas gali, o kas negali žengti pro šio miesto vartus. Tai bus kelionė į tobulumo anatomiją. Puikiai, pradėkime nuo pagrindo, ant kurio viskas stovi, nuo gamtos. Tekste minimi Nandanas ir kiti žavūs sodai. Bet mane iškart patraukė aprašymas, kad medžiai ten yra amžinai egzistuojantis, o jų šakos tiesiog svyra nuo nuolatinio gėlių, lapų ir vaisių svorio. Tai ne šiaip derlius, tai amžinos nesibaigiančios gausos būsena. Čia slypi vienas esminių rojaus principų, labai besiskiriantis nuo mūsų pasaulio. Ši gausa yra visiškai pasyvi. Vaisiai ir gėlės tiesiog yra. Jų nereikia sodinti, laistyti, prižiūrėti ar ginti nuo kenkėjų. Tai rodo ne tik perteklių, bet ir visišką pastangų nebuvimą. Žmogiška patirtis juk sako, kad gausa reikalauja darbo, įtampos, kovos, o čia gausa yra natūrali būsena, kaip kvėpavimas. Gamta čia nėra tik fonas, ji pati palaimos išraiška. Ir ta palaima skamba. Tekstas mini, kad atmosfera nuolat pilna garsų, čiulbančių paukščių ir dainuojančių bičių. Įdomu, kad minimi ne tik mums įprasti paukščiai – gulbės, gervės ar antys, lotoso tvenkiniuose, bet ir cakravakai, manau, ne visiems šis pavadinimas girdėtas. Ištikimybės ir neatskiriamos meilės simbolis. Buvo tikima, kad poras naktį būna atskirtos ir visą laiką šaukia viena kita, kol vėl susitinka auštant. Jų buvimas Indrapurio tvenkiniuose reiškia, kad net gamtos pasaulyje nėra jokio liūdesio ar išsiskyrimo. Tai tobula nepertraukiama harmonija. Kiekvienas elementas, net paukščių rūšis, prisideda prie bendros tobulumo paveikslo. Supratau, ši tobula save palaikanti gamta yra tarsi scena. Bet kokia gi drama joje vyksta? Kas pastatyta šio rojaus sodo centre? Šaltinis teigia, kad statiniai čia nekiek nenusileidžia gamtai. Pirmiausia, visą miestą pastatė pats Višvakarma. Ir šis vardas yra viską pasakantis. Višvakarma – tai dieviškasis architektas, visų amatininkų dievas. Jo vardo paminėjimas yra tarsi kokybės antspaudas. Tai reiškia, kad miestas nėra tiesiog gražus, jis yra dieviškai suprojektuotas, tobulai įgyvendintas, be menkiausio trūkumo ar broko. Tai aukščiausias įmanomas meistrystės lygis. Bet štai kas įdomu. Net ir tokioje tobuloje vietoje egzistuoja gynybiniai elementai. Aplink miestą iškasti apkasai, o jie pripildyti ne bet kokio, o Gangos upės vandens, vadinamo Akraša Ganga. Miestą juosia aukštas ugnies spalvos pylimas. Regis, net rojus turi būti saugomas. Būtent. Ir čia vėlgi slypi gilesnė prasmė. Akaša Ganga reiškia dangiškoji ganga. Tai ne žemiška upė, o jos dangiškasis, absoliučiai tyras atitikmuo. Vadinasi, net miesto gynybinis griovis yra pripildytas dieviškos substancijos. Tai rodo, kad Indrapuris yra išskirtinė, šventa erdvė. Sienos ir apkasai čia ne tiek gynybinė funkcija, kiek simbolinė riba tarp tobulybės vidaus ir, netobulo išorinio pasaulio. Tai brangenybė, kurią reikia saugoti. O kalbant apie brangenybės, miestas
tiesioginė to žodžio prasme yra iš jų pastatytas. Durys iš gryno aukso, vartai. Iš puikaus marmuro. Taip, sankryžos išklotos perlais, o kas man pasirodė tiesiog neįtikėtina, sėdimos vietos, suoliukai, pagaminti iš deimantų ir koralų. Tai prabanga, kurią sunku nesuvokti. Ir vėlgi medžiagų pasirinkimas yra simbolinis. Auksas, perlai, deimantai – tai ne tik turtas. Šiuose tradicijose šios medžiagos simbolizuoja tyrumą, amžinumą ir dvasinį spindesį. Tai medžiagos, kurios neginda, kurios atspindi šviesą. Miestas ne tik turtingas, jis yra dvasiškai šviesus ir nemirtinas. Įsivaizduokite miestą, kurio net šaligatviai spindi amžina nesutepta šviesa. Ir dabar detalė, kuri mane asmeniškai labiausiai nustebino ir privertė suklusti. Kalbant apie miesto infrastruktūrą, minimi kiemai, plačios gatvės, susirinkimų namai ir nemažiau kaip 100 milijonų lėktuvų. Taip. 100 milijonų. Skamba kaip detalė iš mokslinės fantastikos romano, o ne iš senovinio teksto. Tikrai taip, šis elementas yra išskirtinis ir labai moderniai skambantis. Mastelis 100 milijonų aiškiai skirtas pabrėžti miesto didybę ir galią, pranokstančią bet kokį žmogišką įsivaizdavimą. Bet įdomiausia yra tai, ką šie lėktuvai sako apie miesto prigimtį. Jei sodai simbolizuoja ramę, statišką tobulybę, tai 100 milijonų lėktuvų rodo neįtikėtiną dinamiką, mobilumą, galią. Indrapuris nėra tik ramus meditacijos centras. Tai gyvybingas, judrus, technologiškai pažangus metropolis. Tie lėktuvai tai neribotų galimybių ir dieviškos galės simbolis. Gerai, vaizdas ryškėja. Turime tobulą gamtą, kurioje viskas klesti be pastangų ir dievišką spindinčią architektūrą su neįtikėtina transporto sistema. Bet kaip jaučiamasi būti tame mieste? Kokia ten tvyro atmosfera? Dabar pasinerkime į juslinę patirtį, kuri regis yra nemažai svarbi. Pradėkime nuo kvapų. Tekste aprašoma, kaip lengvas vėjais nešioja gėlių, krintančių tiesiai iš pusdievių moterų plaukų aromatą. Ir tai nuostabiai poetiška detalė. Kvapas nėra statiškas, jis juda, jį atneša vėjas. Tai sukuria nuolatinę, bet švelnos juslinio stimuliavimo pojūtį. Ir kvapo šaltinis ne tiesiog gėlės, o gėlės, kurios jau buvo dieviškos būtybės dalimi. Tai prideda intimumo, asmeniškumo. Ir tai dar ne viskas. Gatves pasirodo gaubia kvapnus agurų smilkalų dūmai, kurie sklinda pro langus puoštus aukso filigranais. Galima tiesiog įsivaizduoti tą prabangių malonių aromatų mišinį, kuris tvyra ore. Kartu su gėlėmis tai turėtų būti kažkas nepaprasto. Ir šis multisensorinis aprašymas yra esminis. Autorius nori, kad mes patirtume šią vietą visais pojūčiais, nes tik taip galima perteikti visiškos palaimos būseną. Kiekvienas pojūtis yra lepinamas. Nėra jokių aštrių, nemalonių ar šiotiškų dirgiklių. Tik tobuli, koordinuota kvapų, vaizdų ir garsų simfonija. Pereikime prie vaizdų ir garsų. Miestą dengia perlais puoštų baldakimų šešėliai, o ant rūmų kupolų plevėsvoja vėliavos išaustos iš perlų ir aukso. Viskas spindi, žėri, o garsai – girdėti nuolatinis povų, balandžių ir bičių gaudesys, kuris, kaip jau minėjome, susilieja į bendrą gamtos melodiją. Ir prie šios gamtos melodijos prisijungia dieviška muzika. Iš tų 100 milijonų lėktuvų, pilnų gražių moterų, sklinda palankios, ausiai malonios dainos. Mieste nuolat skamba mirbengos, kriauklės, būgnai, flaitos, nuolat šoka ir dainuoja gandharvos, dangiškieji muzikantai. Šis gamtos garsų ir sukurtos muzikos derinys yra labai svarbus. Tai sustiprina idėją apie visišką harmoniją tarp gamtos ir dvasingumo, tarp natūralaus pasaulio ir dieviškosios tvarkos. Tai tarsi nesibaigiantis, bet ramus ir harmoningas festivalis. Ir visa tai vainikuoja, ko gero, pats galingiausias teiginys visame tekste. Indrapuri grožio junginys nugalėjo įasmenintą grožį. Ką tai iš vis galėtų reikšti? Nugalėti patį grožį. Tai yra absoliutus pareiškimas. Pagalvokime, įasmenintą grožį tai galėtų būti grožio deivė, pati grožio idėja ar, standartas. Tekstas sako, kad Indrapuris yra toks gražus, jog pranoksta net etaloną. Jam nebegalioja jokie palyginimai. Tai aukščiausias įmanomas tobulumo lygis tapęs savo pačios matu. Miestas yra negražus, jis yra grožis. Neįtikėtina. Bet tai veda prie kito klausimo.
Viena yra aprašyti vietą, bet miestas tai visų pirma jo gyventojai. Kasgi gyvena vietoje, kuri yra tiesioginė prasme tobulesnė už tobulybę? Tekste moteris apibūdinamos kaip amžinai gražios ir jaunos, vilkinčios švariais drabužiais ir spindinčios tarsi liepsnos. Ir paminama specifinė šjamas savybė. Gal galite trumpai paaiškinti, kas tai yra, nes tai nėra mums įprastas grožio apibūdinimas. Šjama tai labai specifinis ir subtilus grožio idealas senuosiuose tekstuose. Tai nėra tiesiog išorinis brojus. Šis žodis apibūdina moterį, kuri yra tarsi amžinai jauna, bet jau subrendusi. Jos oda turi tam tikrą spindesį, o kūnas apibūdinamas kaip šiltas žiemą ir vėsus vasarą. Tai daugiau nei tik fizinis grožis, tai tam tikra vidinė būsena, gyvybingumas, tobula pusiausvėra. Vėlgi matome, kaip išorė atspindi vidinę harmoniją. Viskas skamba taip idiliškai, kad net neįtikėtina. Bet ar tai reiškia, kad bet kas gali tiesiog ateiti ir mėgautis šią prabangą? Ar yra kažkokie vartai, kažkoks filtras, ar yra kažkokių taisyklių, norint patekti į šį deimantais grįstą miestą? Ir štai čia mes prieiname prie paties Indrapurjo branduolio. Taip, filtras yra. Ir jis yra absoliučiai negailestingas. Šaltinis labai aiškiai ir konkrečiai išvardija tuos, kuriems įėjimas yra griežtai draudžiamas. Tai nėra klausimas apie socialinį statusą, turtą ar kilmę. Tai išimtinai moralės klausimas. Ir kasgi tie, kuriems vartai užverti amžinai? Sąrašas labai konkretus. Į miestą negali patekti nuodimingi, pavydus, smurtaujantis prieš kitas gyvas būtybės, gudrus, netikrai išdidus, geidulingi ar gautus žmonės. Įdomiausia čia yra ne tai, kad jie tiesiog blogi žmonės. Esmė ta, kad Indrapulį apibrėžia neigiamų žmogiškų savybių nebuvimas. Vadinasi, fizinis miesto spindesys, auksas, perlai amžinai žeidintis sodai yra tiesioginis jo gyventojų moralinio tyrumo atspindys. Tiksliai, bet aš formuluočiau dar aštriau. Tai nėra tiesiog atspindys, tai yra ta pati substancija. Išorinė tobulybė ir vidinė tobulybė čia yra neatsiejamos. Auksinės gatvės ir tyro širdis yra du to paties reiškinio aspektai. Tekste pabrėžiama, kad miesto gyventojai neturėjo šių trūkumų. Vadinasi, rojus čia suvokiamas ne kaip vieta, į kurią patenkama po išbandymų, o kaip būsena, kuri pasiekiama atsikračius visų ydų. Ir išorinis pasaulis tiesiog susitvarko aplink tave, kad atitiktų tavo vidų. Tai iš esmės keičia visą perspektyvą. Taigi, ką mes šiandien išnarpliojame? Mes pamatėme miestą, kuriame tobula gamta susilieja su dieviška architektūra. Miestą, kuris yra nuolatinė juslinė palaima. Ir svarbiausia, miestą, kurio pamatinis principas yra moralinis tyrumas. Visos žmogiškos ydos yra paliktos už vartų. Tai ne šiaip svajonė, tai detalus, aiškus tam tikro tobulumo idealo brėžinys. Taip, ir šis Indrapurio aprašymas yra kur kas daugiau nei tiesiog graži fantazija. Tai veidrodis, atspindintis labai konkrečias vertybės – harmoniją, tyrumą, estetinį džiaugsmą ir gausą. Bet pamatinė vertybė, ant kurios laikosi visas šis pasaulis, yra idėja, kad etika ir estetika yra tas pats. Fizinis spindesys neatsiejamas nuo etinio pamato. Negali būti viena be kito. Tobulybė yra vientisa. Negali turėti deimantinių soliukų ir pavydžios širdies. Sistema to tiesiog neleistų. Įdomu, kad aprašyme tiek daug dėmesio skiriama tam, ko jame nėra nuodėmės, godumo, pavydo, smurto. Ir tai veda prie paskutinės minties apmąstymui. Ar rojų labiau apibrėžia neįtikėtinų dalykų deimantinių suolo ar skraidančių lėktuvų buvimas, ar tiesiog visiškas žemiškų ydų ir kančių nebuvimas? Jei šiandien mums reikėtų sukurti rojaus aprašymą, galbūt jame būtų ne tiek amžinai žydintys medžiai, kiek visiškas šiuolaikinių nėrimo formų nebuvimas. Kaip atrodytų rojus apibrėžtas kaip vieta be streso, perdegimo, informacinio triukšmo ar socialinių tinklų spaudimo?